Bandydama atsakyti į klausimą, kodėl verta mokytis kalbų, pirmiausia norėčiau papasakoti, ką apie tai mano mokslininkai. Visai pagristai galėtų atrodyti, kad kalbų mokymasis yra labai sudėtingas uždavinys. Visgi, kai pažiūrime, ką yra ištyrę mokslininkai, matome, kad nauda yra verta visų šių pastangų. Kalbų mokymasis gerina socialinius ir kultūrinius ryšius, kognityvinius gebėjimus. Kalbų mokymasis gali netgi pagerinti sveikatą. Klausite žinoma kaip. Kalbų mokymasis padeda mums susipažinti su naujais pasauliais, su naujomis kultūromis. Padeda suvokti ir pažinti tuos naujus pasaulius. Kalbos puikiai tai atskleidžia. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad vienose kalbose daiktai lūžta patys, kitose kalbose daiktai yra sulaužomi žmonių. Vienose kalbose mėlynai spalvai pavadinti mes turime vieną žodį, kitose kalbose mes turime net keletą. Ir dar įdomiau, vienose kalbose ateitis yra tai, kas mūsų laukia, tai yra tai, kas yra prieš mūsų akis, kitose ateitis yra tai, kas yra nematoma, vadinasi, už mūsų nugaros. Mokėdami naują kalbą, galime labiau atsipalaidavę ir su didesniu pasitikėjimu keliauti. Galime lengviau užmegzti ryšius su kitais žmonėmis. Nuoseklus bendravimas, glaudus bendravimas, kaip yra įrodę mokslininkai, ilgina žmonių gyvenimo trukmę, gerina žmonių gyvenimo kokybę ir tikrai užtikrina pozityvią nuotaiką. Žinoma, galima manyti, kad suaugusiųjų smegenys nėra tokios lanksčios kaip vaikų. Bet visgi norėčiau priminti, kad mūsų smegenys yra sukonstruotos taip, kad mes galėtume išmokti kalbą. Taigi praėjus vos keliems mėnesiams nuo kalbų mokymosi pradžios, žmogaus, kuris mokosi kalbą, suvokimo procesai darosi panašus į gimtakalbio. Ir tikrai mokytis kalbų niekada nėra per vėlu. Nesvarbu, kiek jums 8 ar 80. Kalbos rengiatės mokytis pirmą kartą, ar tai jau yra antroji, trečioji jūsų kalba, gal jūs rengiatės mokytis kalbos po pertraukos. Manau, kad dabar mokytis kalbų yra pats tinkamiausias laikas. Be to, mokydamiesi kalbų mes ugdome savo strategavimo ir problemų sprendimų įgūdžius. Taigi visos išvardytos priežastys atrodo daugiau nei pakankamos. Kalbų mokytis tikrai verta, todėl mielai kviečiu jūs pasirinkti mokytis kalbų Vilniaus universitete.